Plaukiant laivu ar jachta ir pastebėjus, kad yra žmogus už borto, reikia jam kuo skubiau mesti gelbėjimo ratą ir per ryšio priemonės kviesti gelbėjimo tarnybas. Kiekviena situacija yra skirtinga. Vasarą šiltų sezono metu vandens temperatūra tai būna ir apie 20 laipsnių. Čia, kaip sakant, žmogaus organizmas ilgiau gali išbūti, o anksti pavasarį ar vėlyvą rudenį vandens temperatūra yra žemesnė ir kūnas atšąla žymiai greičiau, ko pasekoje prasideda hipotermija, žmogus praranda sąmonę ir tada jau gali baigtis pramogos, kaip sakant, skaudžiausiai. Atsidūrus vandenyje ir laukiant gelbėtojų svarbu nesiblaškyti ir taupyti jėgas. Reikia stengtis kuo mažiau judėti, kuo mažiau išnaudoti energijos, kuo mažiau prarasti kūno temperatūros, šilumos, kad kuo ilgiau galėtų išbūti vandenyje. Taigi gelbėtojai jūs tikrai ištrauks iš vandens, jei tik sugebėsite patys išsilaikyti iki jiems atplaukiant. O tuo reikia pasirūpinti iš anksto.